Sakys, tai štai iš kur tas jo grožis neišpasakytas. Trečiadieniais mes visada gaunam labai skanios kavos ir saldainių, va čia yra mano specialus toks, kaip vaikystėj. Matot, koks grožis? Okei. Važiam? Labas vakaras. LRT televizijos eteryje laida Gyvenimas, kurios kūrėjai artimiausią valandą kviečia praleisti su naujausiamis gyvenimo būdo istorijomis. Tai štai trečiadienio tęsinys. Filmavimai ant stogo pasibaigė, dabar jie persikėlė, tiksliau darbai persikėlė. Užeikit, čia yra mano trečiadienio kankinimo kambariai. Ten stovi šitoj būdelį įrašinėjų garsą. Čia mes montuojam laidas ir trečiadienį iš šitos vietos pakylam gerokai po vidurnakčio, užtat tie trečiadieniai ir yra tokie kaip kitiems pirmadieniai. Vaizdelis pro langą. Mano darbo stalas, kaip visada, nelabai tvarkingas. Ten kitų darbo stalai, kaip visada, tvarkingesni. Rytoj ketvirtadienis ir rytoj, ačiū Dievui, jau nusimato šiek tiek pramogų. Aš susitiksiu su drauge iš Londono, jis smuikininkė, dainininkė, mes pažįstami gal 20 metų ir eisim į Agnės Kuzmickaitės kolekcijos pristatymą. Jie visada būna nepakartojami, šiek tiek po to gurkšnelį šampano, bet mes į afterparty tikrai neįsim, skuosim kuo toliau, iš tikrųjų keliausim į restoraną, nes laukia labai daug pokalbių. Aš labai laukiu ketvirtadienio. Tai va, tai čia aš ir orchidėja ir nors dabar yra vakaras, bet aš atėjau pas savo pačią mylimiausią kirpėją Laimą, ten taip ir parašyta Laimos grožio salonas. Ir atėjau ne tik savo kasų šiek tiek pasitrumpinti, bet ir tą progą, kad Laima antrą kartą tapo močiutė. Bet kaip pamatysit, jin labai nemočiučiška. Aš dar Laimui turiu tokią dovanėlę. Tuoj parodysiu. Kaip močiutė be tikro šampano. Tai einam susipažinti. Neišsigaskit, jinai kartais labai garsiai kalba, kartais labai reaguoja, bet ir dar neišsigaskit, čia dar šalia jos būna keletas jos asistentų, jie tokie maži ir irgi labai garsiai reaguoja. Tai štai. Va, čia yra mano pats mylimiausias gyvūnas. Tera, pasišypsok, pažiūrėk, pamatyk. Duok, Tera! Duok, labas, Tera. Labas. Tai nieko tokio. Laimutė! Ką? Tai tu atvykai? Negaliu. Ai, tu sušluota, o aš tave noriu žmonėm pristatyti. Jėzus, Marija, mane žmonėm. Nu, šluotą galėsi iškirpti. Laimutė sveikinu. Ai, čia yra Laimutė, iš tikrųjų. Pati nuostabiausia mano kirpėja ir draugė. 20 metų, nesvarbu kiek tų metų. Čia tai, kad tu tapai močiutė vienas. Ačiū labai. O čia, kaip jau be burbuliukų du. O dvie. Nu va, jau žiūrėk kokios karas. Pasižiūrėkit, kaip mane myli draugai. Ačiū tu labai. Terute. Kiek metų Laima dirbi? 37. 37. O kiek metų praėjo nuo to laiko, kai skusdavai Saboniui barzdą? Barzdas? Neskusdavau. O kirpdavai jį? Kirpdavau gražiai. Gražiai kirpdavai Sabonį? Taip. Taip pat gražiai kaip ir mane? Buvo kokie 82 ar 3. Geras, aš tais metais gimiau. Nu, tais pirmų variantų. Ai, ir tada nusprendė, kad reikės mane kirpti, ar ne? Taip, aš jį kirpau iki Ispanijos. Iki Ispanijos. Jis buvo mano draugas. Aš žinok, pas tave kirpsiuos ir po Ispanijos.
Gerai. Gerai. Nu, kaip tu jautiesi? Nu, puikiai. Smaugi? Taip, Mane smaugia. atsargiai. Iš lėto. Paliaut piktą tetą, ne? Nu ką, sninga. Sninga. Šviesą prašyčiau apšvietimą, ačiū. Sninga. Balandžio vidurys. Tik buvo plus 17. Ei, šviesa. Tik buvo plus 17, o dabar sniegas, žiūrėkit. Viešpatį. O. Sniegas.